Tai labą vakarą, mielosios mūsų kaunietės. Smagu vėl visas matyti čia susirinkusias. Ar turim naujų veidų šiandien? Turime šiek tiek, jau nedaug, jau branduolys susiformavęs. Kaip jaučiatės? Kompiuterius atsinešėt visos? Dauguma atsinešė. Tai labą vakarą jums ir nuotolinės dalyvės. Pasijunkite šį vakarą 2 valandom. Turiu klausimą iš karto, kaip su motyvaciniais laiškais? Puikiai dirbat. Data žinot, kur yra, ne? Paskutinė. Balandžio 20 iki pirmadienio. Laukiam, laiškai eina, tai labai iš tiesų kviečiam rašyti ir iki pirmadienio atsiųsti laiškus. Tai šį vakarą pas mus svečiuojasi Lena, viena iš uoga įkūrėjų. Turbūt apie uogą visos žinot, ne? Kas tai yra? Natūrali kosmetika. Tai Lena mums papasako savo istoriją, kaip kilo idėja. Savo planus ateities. Aš įjungiau. Labą dieną. Atėjau čia pasakoti apie save, bet pradžioj tiek daug damų noriu susipažinti ir su jumis. Kadangi kalbėsiu apie nuosavą verslą arba samdomą darbą, tai noriu, kad jūs padėtumėt man įsivaizduoti, kokia yra jūsų darbo diena. Tai noriu paklausti, kas iš jūsų vakar apskritai ėjo į darbą? O, neblogai, nemažai dirbančių moterų pas mus. Kas dirbo samdomą darbą iš jūsų? Taip, irgi daug. Tai klausimas, kas vakar išėjo laiku iš darbo namo? Puiku. Kas pietavo šiek tiek daugiau už valandą? Yra ir tokių. Dabar toks intriguojantis klausimas bus, galėsit nekelti rankas, nes galbūt darbdaviai pamatys, bet pagalvojant apie kiekvieną kartą, kai jūs einat paskaityti naujienas į Delfį arba Facebooką patikrint, arba pažiūrėti tą blogą, kur jūs sekat, arba su jūsų kolegė pakalbėti prie arbatos darbo metu, jeigu visas tas pertraukėlės sudėti, galbūt pas kažką išeitų daugiau negu valandą laiko per darbo dieną, kad jūs veikit kažką. Tai aš jūs sveikinu, jūs turit nuostabų darbą, kuris leidžia jums ne tik dirbti, bet ir ilsėtis darbe kažkiek. Tai aš noriu papasakoti jums apie savo darbo dieną 2008 metais ir apie mano vakar darbo dieną. 2008 metais aš dirbau finansų analitikė, samdoma darbuotoja investiciniam fonde. Geras darbas, aš gavau jį iš karto po universiteto, atvažiavau iš Latvijos gyventi į Lietuvą. Buvo puikus darbas. Kėliausi apie 9, darbas prasidėdavo 10, bėgdavau per senamiestį su sureliu rankoj, atbėgau į ofisą, turim konferenciją, šiek tiek padirbom, laikas pertraukai, arbatėlė, sužaisti nardus su kolegom, padirbom, prižiūrėdavau akcijas ar obligacijas, daugiausiai cikliškų industrijų. Mes turėdavom, kai aš atėjau į fondą, $40 milijonų under management ir buvom tik 3 analitikai, kurie valdė tą fondą. Kai išėjau po 5 metų, fondas jau buvo apie $700 milijonų ir po to paaugo iki $1,2 milijardo jau be manęs. Tai mes buvom 3 jauni analitikai su daug pinigų ir daug atsakomybių. Aišku, pinigai tai buvo ne mūsų, žaidėm su kitų žmonių pinigais. Buvo nuostabu, nes galėjau panaudoti savo potencialą intelektualinį, visada buvau matematikė, tai kūrėm finansinius modelius, šiek tiek pakurdavom, išeidavom 1,5 valandą pietauti, sekdavau tuo metu 10 blogų apie visokias madas, vaikus maistus, what not. Ir negaliu pasakyti, kad aš laiku išeidavau iš darbo, dirbdavom ilgai, bet užtat aš galėdavau atsijungti visiškai nuo darbo, atėjus namo žiūrėti filmus, daryti kažką kito. Ir per atostogas galėjau irgi visiškai negalvoti, neprisėsti net prie kompiuteriaus. Buvo nuostabus darbas, kaip jūs dabar irgi turit. Ir dabar mano palyginimui vakarykštė diena, aš esu viena iš uoga įkūrėjų, turim savo verslą, 45 žmonės, kuriam kiekvienam už tave kažko reikia. Tai kėliausi vakar 7 ryto, nes reikia vaikelį priduoti darželį ir tada bėgti pirmą susitikimą su marketingu. Sprendžiam, ką darom per Cupo tsunami Vilniuje.
pakalbam su visais, bėgam į kitą mitingą gamybą, nes pas mus atvažiuoja planinė inspekcija gegužę, reikia patikrinti, ar visi darbuotojai turi savo medicininės knygelės, ar viskas aprašyta. Toliau bėgu, paprašau, kad man atneštų maisto iš Sigmutės, mūsų fabriko gamyklą. Ir jau iš tikrųjų neatsimenu, kaip pietavau normaliai. Dabar irgi 5 minutės turėjau salotą greitai, suvalgiau. Suvalgau prie kompiuteriaus, nes nieko nespėjau. Aš nespėjau į Facebooką išdėti ne vienos nuotraukos. Jeigu tik draugai kažkokį išdėtų. Seku Facebooką tik mūsų, seku Instagramą tik mūsų, nes turiu žinoti, ką daro marketingas. Aš visiškai negaliu atsijungti nuo darbo niekada. Aš dabar, aišku, turiu ne 3 savaitės atostogų per metus, aš turiu 2 mėnesius, bet per tos 2 mėnesius nebūna ne vienos dienos per metus, kai aš neprisėdu prie kompiuterius ir nedirbu. Taip pat ir su mano vyru, jis irgi turi savo verslą, turi su broliu medienos era Kaune, beje, baldų fabrikas, irgi jam apskritai tas yra didžiausias džiaugsmas per atostogą sėdėti prie kompiuteriaus ir ignoruoti šeimą. Tai dėl to, palyginus šitas 2 dienas, tiesiog man yra klausimas, kartais aš savo jį užduodu, kodėl? Kodėl aš išėjau iš gerai apmokamo darbo, į šį darbą, nepaslaptys, dabar pinigų yra šiek tiek mažiau, aišku, bet užtat potencialas didelis. Nėra laisvo laiko ir tu niekada negali atsijungti. Tai būtent apie tai yra mano šiandienos pristatymas, kaip mesti gerai apmokamą darbą ir pradėti savo verslą. Pradėsiu nuo pradžių, galbūt turbūt ne visi pažįstat mane ir Jovitą, mano verslo partneriai ir antrą Uoga įkūrėją ir mūsų istoriją. Tai galėsim dar susipažinti per kavos pertraukėlę, bet dabar tiesiog papasakoju viską nuo pradžių. Aš gimiau Latvijoje, ten pragyvenau 22 metų savo gyvenimo. Visada norėjau būti, ne visada norėjau būti matematikė, bet paskutinius mokyklos metus norėjau būti matematikė, bet įstojau į ekonomikos aukštoją mokyklą, kur yra Stockholm School of Economics, švediška mokykla, kurią baigiau, nes man mama sakė, kad ten bus labai gerai ir aš mamai iki šiol dovanoju gėles. Kai baigiau, mane pakvietė dirbti į Lietuvą. Jau universiteto laikuose šiek tiek pradėjau kalbėti lietuviškai, tai jūs mane nebarkit. Aš niekada nesimokiau lietuvių kalbos, kaip jūs kalbat, taip ir aš kalbau, kaip aš girdžiu. Tai man nebuvo baisu atvažiuoti į Vilnių, nes tai iki Daugpilio, kur mano tėvai gyvena, yra netgi arčiau negu Ryga. Galvoju, pagyvensiu šitą mažam žaliam kaime ir grįšiu į savo didmiestį Rygą. Bet dabar jau nėra kelio atgal, turiu lietuvišką vaiką, lietuvišką, kur šienėti vyrą ir didelė jo lietuviška šeima. Tai taip, dirbau 5 metus gerą, įdomų darbą, kur mums iš tikrųjų davė labai daug atsakomybės iš karto tokiem jauniem žmonėm. Bet niekada negalėjau save motyvuoti daryti daugiau, negu mane prašo. Man visą laiką ir sakydavo per tos kasmetinius pokalbius, sako, tu darai viską gerai, tavo modeliai geri, pasiūlymai geri, bet kodėl tu nedarai daugiau, negu aš tave paprašau? Ir man buvo toks irgi klausimas, įdomu, kodėl aš negaliu save užmotyvuoti. Iš tikrųjų, man visą laiką finansų industrija atrodo tiesiog toks didelis kazino, kur dideli vyrai stumdo pinigus iš vienos kišenės į kitą, tuo pačiu darant rinkos likvidumą, aš tą viską suprantu, kad ta reikalingas daiktas labai, bet kažkaip vis tiek atrodo, kad čia yra toks žaidimas, kur neapčiopiamas, kažkoks analitinis, tiesiog susirinko daug protingų žmonių, iš jų 80% vyrukų ir kažkokie savo modeliais bando vieną kitą apgaudrauti. Tai dėl to padirbau 5 metus, prikaupiau pinigų, kad pragyvenčiau dar 5 metus kukliai. Ir mano planas buvo, kai aš išeidavau iš darbo, kad aš nieko neveiksiu 5 metus. Buvo planas, aš studijuosiu Vilniaus kolegijoje džiazo vokalą, kur įstojau ir baigiau. Ne tai, kad aš labai gerai dainuoju, bet man labai patinka. Šokinėsiu su parašiutais. Šitam nuostabiam aerodrome ne vieną lietingą dieną praleidau, laukiant oro. Ir tiesiog šiek tiek keliausiu, kiek man leis mano biudžetas, snowboardinsiu žiemą. Buvo toks planas. Ir man visą laiką buvo, aš buvau visada tikra, kad aš visada rasiu tą patį darbą, arba grįšiu į tą patį kompaniją, arba rasiu kažką panašaus, nes buvo patirties ir tas išsilavinimas mano buvo labai tinkamas šitą industrijai. Bet iš tikrųjų, kai išėjau iš darbo,
visi mano kolegų sako, jėga, ką dabar darysi. Ir aš papuoliau didelį depresiją, nes mus niekada nemokė atsipalaiduoti ir nieko nedaryti. Ir tiesiog visi žmonės dirba, aš su knyga, pigesniam bute, kur pervažiavau, kad sutaupytą biudžetą ištempt ilgiau. Ir tiesiog aš neišnaudoju savo potencialo, nieko nedarau tokio naudingo. Iš tikrųjų, tai yra labai didelė našta mūsų. Aš labai pavydžiu tiem žmonėm, kurie ten sėdė po kokosu ir labai džiaugiasi tiesiog gyvenimu. Čia yra iš tikrųjų didelis talentas. Aš to kol kas neturiu. Tikiuosi gal ties 50-60 gal išmoksiu. Vat važiuosiu į seminarus. Tylos stovyklos, nežinau, kas ten darosi, dar nesidomėjau. Bet buvo labai tokias tuštuma iš tos veiklos. Aš darydavau tą patį, ką visada, studijuodavau muziką ir šokinėdavau su tais parašiutais ir keliavau, bet kažkaip atrodė, kad aš galiu daugiau ir tas mane šiek tiek slegia. Tai taip aš praleidau pirmus metus savo sabatiklo, taip vadinamojo, to atostogų iš darbo. Ir kaip tik mano draugė, irgi buvusi kolega, jinai vis dar dirba tam pačiam investiciniam fonde kaip buhalterė. Mes tiesiog vieną vakarą prie stalo sėdėjom, mūsų vyrai kažkur ten kalė kažkokias malkas, nes jinai gyvena kaime. Ir sakom, gal reikia kažką padaryti, nes jinai buvo irgi motinystės atostogų išėjęs, vaikutis buvo ramus, šiek tiek paaugęs, galvojom, gal kažką sugalvojom. Ir prieš tai mes, aišku, domėdamės daug dalykų. Ir mes gamindavom kosmetiką patys savo, tiesiog aliejukos pamaišėm. Nu, bet čia tarp daugelio dalykų, kuriais mes domėjomės. Aš domiuosi žongliravimu su poj kamuoliukais. Ir ten, aišku, mada visos mergaitės domėsi. Čia buvo vienas iš daugelių, ką mes domėjomės. Mes buvom prieš tai nuvažiavę į Londoną pasimokyti gaminti kosmetiką, nes Londone ta industrija jau sena. Ten daug moterų gaminasi savo. Čia Lietuvoje buvo kažkaip neįprasta. Ir mes pagalvojom, galbūt mes padarom kažką su tą kosmetika. Ir per tą naktį gimė iš tikrųjų visas mūsų verslo konceptas. Mes nusprendėm tą daryti. Žanas, Jovitos vyras, sakė, uoga bus fantastika. Mes sakėm, jo, gerai. Jovita nupiešė mūsų pirmą logą, uoga ir viskas buvo. Tai buvo 10 metų vasara. Ir mūsų verslo planas buvo nuostabus, jis buvo tiesiog neginčintivas. Tai buvo, mes gaminsim šviežias kaukės, pardavinėsim už petaką cupę, savikaina bus 4 litai, mum po litą perka 1 milijonas žmonių, 1 milijonas litų. Kaukė galioja ten mėnesis, tai kas mėnesį po 1 milijoną litų. Labai logiška. Nepaisant to, kad mes buvom finansų analitikai, aš nežinau, kaip mes ten investuodavom su tokiom mintim. Tai gerai, mes pripirkom molių visokių uogų, nupirkom, pakėlėm tos visos kurso užrašus, nupirkom iš Amazono knygų apie kosmetikos gamybos procedūras, padarėm kažkiek pavyzdžių, ištepliom visos draugės, visos draugės sakė, wow, ir pasirodė, kad tos kaukės tik 2, ir iki šiol mes turim savo asortimentą 2 kaukės, kurios galioja 2 savaitės, bet visos kitos galioja 2 dienas. Ir tada kažkas mus paklausė, o jūs nežinot apie visas tas reguliacijas, kur reikia su kosmetika, tai jūs negalit pardavinėti, jeigu žmonėm veidas nukris. Tai tada paskambinom į higieną, pasirodo taip, reikia higienos paso, reikia saugumo ataskaitų. Bet kadangi mes jau buvom tuose kursuose, ten visi muiladariai, viskas žino Anglijai, mums patarė irgi chemiką, kuris gali mums tvirtinti receptūros saugumą, kadangi mes neturim išsilavinimo chemijos arba ten medicinos, tai mes radom tą, su popieriais pas mus niekada nebuvo problemos. Jovita buhalterė, aš finansų analitikė, mes sutvarkėm tas popierius per 2 mėnesius. Jovita su Žanas yra pas mus didysis stalius, kuris iki šiol mums daro visas salas, visus stendus. Jie surado Sigmutį, kur mes iki šiol dirbam patalpėlės, įgręžiam ventiliaciją, ten viską padažėm patys. Higiena atėjo, sako, puiku. Ir taip mes pradėjom, jau per Kalėdas mes jau turėjom savo internetinę svetainę ir pardavinėjom aišku kitiems moterims iš ofisų, kurių mes žinojom pilną iš prieš tai. Tai buvo labai įdomu, aš manau, kad mums pasisekė dėl to, kad mes papuolėm į tokią nišą, mums patiems reikėjo to ir to Lietuvoje dar nebuvo. Prieinama natūrali kosmetika, nes kaip tik
natūralaus maisto banga perėjo į natūralaus kosmetikos susidomėjimą. Ir užeinant į ekologišką parduotuvę reikėjo išleisti galbūt 60-80 litų ant vieno kremo. Nu, ties to mano kaip bedarbės biudžetas ir baigėsi. O kažko tokio prieinamo, mūsų kremas kainuodavo iki 25 litų, ten iki 30. Nebuvo. Ir iš tikrųjų ta kainodara mūsų buvo iš kito galo, nes mes pagalvojom, gal iš teisingo galo, kaip turėtų tas kainuoti, kad aš pirkčiau drąsiai. Ir mes dėl to iki šiol turim problemų su mūsų marža, kadangi savikainos yra didelės, mūsų žaliavos yra aukščiausios kokybės, taip, rūšies, o kainos nėra labai aukštos. Ir dėl to marža maža, mes, pavyzdžiui, negalim pardavinėti per kažkokius didesnius tinklus. Nežinau, kaip mūsų Rimi paėmė. Bet ten, tarkim, Sarma sako, ne, vaikeli, kur tu? Tai tiesiog mums neužtenka maržos. Mes dabar tą patį matom su eksportu. Mums neužtenka maržos duoti wholesaleriui, kad jis duotų retaileriui ir kad visi užmestų dvigubai, kas yra normali praktika, pasirodo. Tai taip mes pradėjom. 10 metais mes turėjom tik internetinę parduotuvę ir 2 žmonės dirbančius, neskaitant mano vyro ir mano tėčio, kurie irgi per prieš kalėdas maišydavo kaukės pas mus fabrike. O tada 11 metais mes atidarėm pirmą mūsų salelę, Oze. Ir tai yra mūsų seniausia salelė. 12 metais mes dar atidarėm Klaipėdoje ir Kaune mole. 13 metais mes pajungiam 2 Akropolius, 14 metais mes atidarėm dar Cupą ir Mega Kaune. Tai mes dabar Bigą teko uždaryti, nes Klaipėdoje tiesiog Bigas yra labai toli ir mums ten nesiseka. Bet mes turim dabar 6 parduotuvės ir 13 metų pabaigoje mes ėjom taip pat į Rimi, kur turim apie 20 savo stendų skirtingose miestuose su savo produkcija hiperrimiuose. Taip pat dabar pradėjome eksportą, tai po truputį viskas vystosi ir mes inovuojam iš tikrųjų Lietuvos mastų. Labai dažnai mes pirmi išleidom lūpų blizgius, nes Lietuvoje niekas negamina dekoratyvinės kosmetikos. Mes pirmi išleidom mineralinių pudrų ir skaistalų. Ir iki šiol niekas kažkaip negamina tos kosmetikos. Jinai pas mus yra labai populiari užsienį, kadangi mes naudojam gintarą lietuvišką. Taip pat mes dabar pirmi Lietuvoje gavom sertifikatą Soil Association, kuris įrodo, kad mūsų ne tik ingredientai visi yra natūralūs, bet ir mūsų visi procesai yra draugiški gamtai. Tai mes kažkaip stengiamės visą laiką judėti priekį ir būti vienu žingsniu prieš visą rinką. Galvoju, kad mums tas padeda. Ir apskritai, kas nežino, dar kad nesuprata, kas yra uoga, tai yra natūrali kosmetika ir jinai yra skirtinga nuo visos kitos kosmetikos Lietuvoje, kad jinai yra natūrali su sertifikatu, tai mes naudojam tik natūralius aliejus, eterinius aliejus, molius, nenaudojam jokių sintetinių kvapų, sintetinių dažų ir mineralinių aliejų. Jinai yra šviežia, mes gaminam rankom labai mažais kiekiais, tik todėl, kad mes galėtumėm pristatyti tą kosmetiką 2 kartus per savaitę šviežiai parduotuvę. Tai pas mus yra galiojimai taip trumpi, nuo 2 savaičių tų kaukių pirmų iki kremų iš 6 mėnesių. Tai yra labai sudėtinga gamyba, yra just in time gamyba, kad mažais kiekiais, kad užtektų tik tiek ir neužsistovėtų. Ir trečias, kad mes viską darom iš tikrųjų su ta emocija, su meile. Mūsų kiekvienas produktas vadinasi skirtingai apgalvotai. Mes turime eilėraštukus prie savo kiekvieno produkto, praktiškai iš dekoratyvinės linijos. Ir mes viską darom apgalvotai. Mes priimam, pavyzdžiui, tušias pakuotės, kad jos po to recyclint. Ir visi mūsų procesai yra, kaip sakiau, ekologiški. Tai yra, kad mes dedam į tas mūsų 3 žodžius. Uoga yra šviežia, natūrali ir tikra kosmetika. Tai ir iš tikrųjų aš manau, kad mes galim sakyti, kad mūsų istorija yra sėkmė Lietuvoje, nes buvom ir 12 metais apdovanoti ūkio ministerijos kaip geriausia
startuolių kompanija, o 13 metais kaip už verslį moterį. Tai va, turbūt dėl to aš čia esu pakviesta. Tai yra labai smagu ir dabar mes norim jau žengti žingsnį pirmąjį eksportą. Irgi Versli Lietuva padeda mums su tuo, nes mes turim iš sparnų eksporto vadybininkę, kurie padeda būtent rasti eksporto strategijas, kaip ką eksportuoti daryti. Sėdėm su ją irgi, darom visokias klaidas, viską bandymų, parašom tam, kitam. Mano vyras tik sėda, galvoja, ką jūs daro, taip negalima, taip nes nedaro. Kur mums žinot, mes viską bandom patys. Tai va, tai jau eksportuojam į Lenkiją, Vokietiją šiek tiek ir Italiją. Ir ruošiam eksportą į kitas rinkas, tai labai įdomus procesas dabar, visiškai kitoks. Tai va, tai atsakant į tą klausimą, kodėl aš mečiau tą gerai apmokamą darbą, kuriam aš galėjau žaisti nardus su kolegom. Ir dabar esu šitam pragare, kur negaliu nieko sau leisti pažiūrėti apart darbų, nes nieko nespėju, nes tiek daug darbo. Tai aš manau, kad atsakymas mano yra tiesiog dviejose žodžiuose – laisvė ir kūryba. Tai laisvė tiesiog, kad man ir lengviau suderinti ir motinystės, ir savo pomėgius, ir darbą, nes aš turiu labai flexible grafiką lankstų ir galiu, aš taip ir nuo tų laikų savo finansų vis dar pradedu darbą 10 ryto Londono laikų, bet mane auklėtojas mane nemėgsta, nes sako, kad vaikas turi 9 būti darželį. Jeigu su manim, tai mes ateinam, stengiamės ant 10, o mano vyras, tai tada jie dar puzlus deda ir būna 12, tai jau sako, mes jau išėjom. Tai va, tai tas lankstumas man tikrai padeda ir laisvė būtent rinktis, ką aš noriu daryti, nes aš kaip ekonomistė matau šitam projekte visam uogai, man kaip žaidimo laukas, ar mes norim tą daryti, ar šitą konceptą padaryti. Ir man yra daug eksperimentų ne tiesiog su kažkokiu labai siaurų sritim, kaip aš prieš tai dirbu su finansų analize. Dabar aš darau tą patį finansų analizę pas mus turbūt geriausiai Excelį pas mažus įmonės Lietuvoje. Bet mes dirbom ir su marketingu, niekada prieš tai to nedarėm, ir su viešaisiais ryšiais, ir su dizainu, ir su poezija, ir aišku, su viso gamybos procesų optimizavimas, kaip turi ta gamybė būti. Mes pradėjom dviese, dabar pas mus gamyboje 8 žmonės, kaip ten turi procesai vykti. Tai yra labai įdomu ir mes patys to viską darom ir Marija mūsų sparnietė iš Versli Lietuva sako, pasamdom konsultantą, jis mums pasakys, sakau, kodėl atiduoti tokią fan dalyką? Darom patys, va tau 2 knygos, skaitom apie franšizės, viskas, perskaitysim, padarysim, negalėsim pasamdyti konsultantą, bet tikrai galėsim patys. Tai irgi iš tokių dalykų, kad mažam verslui yra aktualu, kaip jums, jeigu jūs nuspręsit irgi tą linkme judėti. Tai darytis patiems yra ir įdomu ir dažnai apsimoka, nes galiu pasakyti, kad praeitą savaitgalį aš praleidau Pelenėj prekiaujant kosmetiką 3 dienas. Tai prieš tai dar mėnesį aš pasiuvau su mūsų marketingo skyriumi 4 meškas pilno ūgių, kad kaziukė dalyvauti ir išsiskirti, kad mūsų pardavėjus nesušaltų. O per vidurį to mes su vyru padažėm mūsų meeting roomą, tamsiai mėlynai gražiai apipavydalim, Jovita pakabino savo paveikslus. Mes daug ką darom patys, nes tada mes jaučiam, tai yra pigiau, ir mes jaučiam tiesiog, kad ką mes darom ir kodėl, ką mes išleidom pinigus ir tada mes galvojam kaip efektyviau. Tai o galimybė kurti, tai aišku, dabar mes idėjom vėlgi galvojam, kaip padaryti, kad mūsų kūno kremai būtų įdomesni. Ir tiesiog tą galimybę sėdėti ir sugalvoti, kad mes padarysim marcipaninį su juodais serbentais kremą. Ir iš tikrųjų padaryti jį, tai yra nerealu, nes tu kažkokiam samdytam darbe ne visada turi tas galimybės savo mintį iš karto, ypatingai dideliose įmonėse, iš karto įgyvendinti. Tu gali pasiūlyti kažkokią mintį, bet kol jinai daeis į kito žmogaus, kuris tuo metu kaip tik bus išvažiavęs atostogų, praeis 2 mėnesiai ir jau ir viskas pasimes.
Tai va, tai tiek apie mano istoriją ir apie mano, kodėl aš rinkuosi savo verslą. Aš Jovitai sakiau, aš niekada neįsiu į samdomą darbą daugiau. Jeigu su uoga mūsų meilė pasibaigs, aš pradėsiu kažką naujo. Turiu daug minčių ir dabar pažįstu daug žmonių. Ir mes kalbėjome apie tai. Jovita kaip tik sako, aš noriu būti specialistė savo srities. Tai man yra samdomas darbas ok visiškai. Aš nemėgstu vadovauti. Tai aš supratau, kad jeigu žmogus nori saugumo ir būti, pavyzdžiui, specialistų savo srity, tai yra nuostabus tas darbas, kuris duoda galimybę ilsėtis ir atsijungti nuo jo per atostogas. Ir galbūt leisti visą savo laisvą laiką ir koncentraciją palikti savo šeimai, vaikams, o darbe tiesiog lengvai praleisti laiko. Tai yra tiesiog nuostabu, bet jeigu norisi daugiau tos kūrybinės laisvės ir to saugumo nereikia taip daug, man tai padėjo, kad aš turėjau savo santaupas, bet jeigu neturėčiau, galbūt neįsijaušiu taip saugiai, tai tada, aišku, savo verslas yra nerealu. Aišku, labai daug streso. Tai tiek būtų iš manęs ir turbūt dar aš žinau, kad mūsų šiandienos tema yra socialinė medija, tai aš galiu šiek tiek papasakoti iš mūsų patirties, ką mes darom su socialiniais tinklais. Tai, kaip sakau, mes viską stengiamės iš pradžių daryti patys, kad mes apskritai galėtum kažką daryti, nes mes neturėjom biudžetų. Ir be abejo, reklamos ant billboardų, televizijai ir pirktiniai straipsniai žurnaluose kainuoja pakankamai nemažai, kaip mes pirmą kartą pamatėm, akis buvo didelės ir mes iki šiol neperkam jokios reklamos. Jeigu tik tai sutarėm su kažkokiais žurnalais barteriniais mainais, kažkokią reklamėlį dėti, bet viską, ką mes darom, tai yra pagrindė socialiniai tinklai, tai yra Facebookas, Instagramas, Pinterestas. Ir aišku, daugiau mes darom viską Facebook'e, dėl to, kad mes galim savo žinutę lengvai pateikti mūsų auditoriją. Mūsų auditorija yra moteriška, tai yra turbūt lengviau negu vyrus pasiekti per Facebooką. Ir irgi mūsų auditorija yra pakankamai jauna dažnai, tai irgi atitinka. Bet galiu pasakyti, kad dabar mano bent mūsų toks patirtis tokia, turbūt mūsų lektorius papasakos daugiau, kad Facebookas irgi pradeda kainuoti. Ir jeigu tu nemoki už savo, neįdedi boostus ar kažką, neįdedi kažkiek pinigėlio, tai tavo postus praktiškai niekas nemato, arba man taip atrodo, bet galės pakomentuoti. Bet iš tikrųjų mes dabar irgi pradėjome Instagramą daugiau naudoti ir matom, kad ten auditorija yra dar jaunesnė negu Facebook'e. Bet Lietuvoje matyt, jinai auga pakankamai greitai. Ir ką mes savo taip nustatėm strategijas, kad Facebook'e mes esam daugiau formalūs ir mes ten apie šitą renginį pranešėm ir apie savo naujus produktus, darom kažkokius konkursus, žaidimus, o Instagram'e mes bandom būti daugiau asmeniški, dėti kažkokios netgi nuotraukos iš savo gyvenimo arba iš mūsų netgi vaikus mes ten kartais įdedam, tiesiog, kad būtų, nes Instagramas yra visiškai kitoks formatas. Tai kas liečia socialinius tinklus, visą laiką reikia irgi žinoti, kokie ten žmonės yra ir kas čia per formatas, kas turi būti skirtinga komunikacija per skirtingus tinklus. Tai čia iš mūsų patirties. Šiaip aš žymiai daugiau mėgstu klausimų atsakymų sesijas negi kalbėti, tai galbūt mes jau galim. Kas mums kūrė poeziją? Geras klausimas. Pas mus yra poetas, mūsų nuosavas Žanas, Jovitos vyras. Tai va, ir taip pat mes patys irgi kūrėm, mano vyras irgi yra sukūręs eilėraštį, jam dabar tiesiog, jeigu jis mato, tai jam bus smagu, aš padeklamuosiu. Kas ta sakura, tavo rausvų žandų paunksmiai, medis kaip medis. Čia yra haiku, tai kadangi mano vyras su medžiu dirba prie baldo, tai va. Yra keletą Jovitos irgi eilių. Mes visi prisidedam. Ačiū. Su kokiu biudžetu mes startavom? Ačiū. Iš tikrųjų, mūsų biudžetas buvo tip-top tas, kuriam reikėjo įstatiniam kapitalui. 5 000 iš manęs, 5 000 iš Jovitos, čia aišku litais.
Ir mes išleidom praktiškai visus pinigus ant pradinės receptūros saugumo ataskaitų ir ant pirminių žaliavų, nes mūsų fabriko įrengimas kainavo labai nedaug, ten buvo 4 kvadratai, tik ventiliacija kainavo, boileris ten jau buvo. Tai iš tikrųjų atsipirko mums tos investicijos praktiškai per pirmas kalėdas. Nu, gal ne, gal per antras. Ačiū. Klausimas apie Rygos aukštoją mokyklą. Taip, pastatas Rygos mokyklos yra UNESCO paveldas. Tai labai gražus paveldas. Viduje yra žymiai moderniau viskas atrodo negu iš išorės. Ir tais laikais, kai aš dar gyvenau Daugpily ir buvau 12-okė, įstoti į tą mokyklą buvo daugpilietėms praktiškai kosmosas. Nes kai aš stojau, buvo konkursas maždaug 15 žmonių į vieną vietą, bet aš buvau matematikos rinktinė Latvijos, aš manau, tas man labai padėjo. Ir mano mama, jinai pasamdė man repetitorių anglų kalbos nuo 9 klasės iki 12, 3 kartus per savaitę. Ir ten tikrina tik matematiką ir anglų kalbą, tai iš tikrųjų aš neturėjau problemų ten įstoti, bet ir dabar ten yra pakankamai aukštas lygis. Aišku, dabar jau atsirado, yra ISM-as yra Lietuvoje, kiek žinau, nu dabar mano vaikas dar mažas, dar nesidomėjau taip stipriai, kas pasikeitė, bet iš tikrųjų savo kursiokus ir alumnį Rygos mokyklos mes matom visur ir Verslios Lietuvoje kiekvienam puslapį ir labai gera mokykla, jeigu turit suaugusių vaikų, labai rekomenduoju. Ir ten yra labai daug lietuvių, beje, jie važiuoja ten, po to grįžta, tai nebaisu išleisti. Oi, atsiprašau. Kada mes sumokėjom pirmą kartą savo atlyginimą? Sau. Iš tikrųjų, per pirmus metus jo pabaigoje mes pradėjom savo mokėti atlyginimą, bet čia buvo, aišku, minimumas. Bet tas minimumas buvo ilgai arti, bet tik dabar mes pradėjom po truputį kelti tos atlyginimus. Bet bent jau kažkas. Ten buvo jo, atsiprašau. Ar kūrėmės patys receptūros? Ačiū. Taip, iš tikrųjų mes kūrėm patys receptūrą, dabar dar turim vieną kolegę, kuri ir už kokybės kontrolę atsakinga, tai jinai irgi kūrė daug. Konceptus mes kūrėm patys, ta prasme, turi būti gelinis, citrusinis, labai maitinantis, nemaitinantis, tokiai odai, tai konceptualiai kūrėm patys, o po to sakom, pavyzdžiui, kolegiai, jeigu kažkoks paprastas produktas panašus jau į asortimentą, sakom, Miglut, mums reikia su lazdino ir šitais Simonsių aliejum, kad kvepėtų šitais eteriniais maždaug, pažiūrėk, ir tada padaro daug mėginių ir mes įsiunčiam visam kolektyvui ir pabandom, bet tokius produktus, kur, pavyzdžiui, mes neturim dar precedento, pudras sukūriau aš, su kavamolė prastovėjus visą vasarą, tos tonus rinkinės į skirtingos konsistencijos, lūpų blizgį sukūrė Jovita irgi taip pat. Tai taip, mes kūrėm patys receptus ir kas yra įdomu, kad nėra iš tikrųjų daug gamintojų, kurie daro tą receptūrą nuo nulio. Nes daug kas naudoja, pavyzdžiui, Latvijai labai populiaru pirkti tiesiog bazes ir jas įdėti, pavyzdžiui, kažkokius ekstraktus, kažkokius eterinius aliejus. Pas mūsų inspekcija pamatė mūsų sloikus, kur mes darom ekstraktus su vaistažolim užpiltais alkoholio arba aliejų, sakė, Dieve mano, nieks taip nedaro. Sako, va, tada. Ir, nu, jiem viskas tiko. Taip, mūsų pudras labai įvertintas, ten yra kosmetikos DNR, kuris dabar ant bangos. Taip, ir iš tikrųjų pas mus, vat, kas mums padeda su eksportu, kad netgi gali jie konkuruoti su eksporto rinkoje esantis produktais, nes tas gintaras, be tos metaloginės reikšmės turi ir kažkokią tikrą antibakterinę reikšmę žmonėm ir jo labai lengvas padengimas. Aš pati dabar. Taip, čia buvo reklama. Dar gal kokių klausimų?
Ne Lietuvoje mes turėjom, kaip mes vadinamės ne Lietuvoje klausimas. Iš tikrųjų mes turėjom pabandymą Latvijai ir pasivadinam Oga Oga, kas yra tas pats Oga Oga, tiesiog rašymas yra kitoks ir nelabai pasiteisino, dėl to, kad reikėjo perdaryti visą brandą, visus etiketės ir iš tikrųjų labai arti. Ir buvo labai dabar didelė diskusija kompanijoje, kad mes išeiname į eksportą ir kas ten galės ištarti šitą uogą, kuri ten anglai negali. Bet mes nusprendėm, matant, pavyzdžiui, tokius pavyzdžius kaip L'Occitanis, kurį aš iki šiol nežinau kaip tarėsi, ar teisingai aš pasakiau, kad irgi nelabai lengva ištarti. Mes nutarėm didžiuoti savo pavadinimu ir nešti lietuvišką žinią į pasaulį. Kaip Laba diena taip pat daro. Tai va. Jo, ačiū. Klausimas apie laboratoriją Anglijoje ir Lietuvoje gamybą. Iš tikrųjų yra ne visai taip. Mes turim gamybą Lietuvoje, darom čia stabilumo testus, turim chemiką, kuris už tai atsakingas ir darom mikrobiologinius tyrimus visus irgi lietuviškose laboratorijose, visuomenės sveikatos centro. Ką mes Anglijoje turim, tai yra visa įmonė chemikų, kurie mes atsiunčiam jiem receptūrą ir jie sako, ar tai saugų naudojimui ar ne, ir jie pasirašo. Tai yra saugu, arba sako, jūs turit pakeisti kažkokią formulę, nes, pavyzdžiui, puiklapio aliejus nėra valgomas, dėl to nevertėtų jį naudoti lūpų balzamuose, nes jis eis į vidų. Tai tiesiog mes turim ten, kaip perkam paslaugas už tai, kad jie sertifikuoja mūsų saugumą, būtent receptūrų. Jeigu jiem ten klausimai yra dėl mikrobiologinio stabilumo, vėlgi mes siunčiam jiem protokolus iš vietinių laboratorijų. Va, tokia schema. Lietuvoje niekas nedaro, nėra ne vieno žmogaus Lietuvoje, kuris darytų tai. Nes čia nėra, matyt, galbūt pas didelius gamintojus yra vidiniai, kurie nepardavinėja tokias paslaugas, bet kiek žinau, visi lietuviai daro tai arba Lenkijoje, arba Anglijoje, arba kitose užsienio šalyse. Aš manau, kad tai pasikeis, mes kalbėjome apie tai irgi su verslių žinių žurnalistė, nes nėra labai aiškus kriterijai. Parašyta tiesiog direktyvai, kad turi būti tinkama patirtis ir tinkamas išsilavinimas. O kas yra tinkama patirtis, kosmetika ir tinkamas išsilavinimas, yra labai neapčiuopiamas dalykas. Tai aš manau, kad per ateinančius 5 metus tikrai atsiras ir čia sertifikuotų ir, aišku, Lietuvoje bus geriau tai daryti.